turbūt ir jaunimas mielai eina į šventės. Ką jūs manytumėte apie mūsų pasaulinę šventę? Na, aš skaitau fantastišką, kai gali visi, taip sakant, lietuviai iš viso margos vietos susirinkti į Vilnių, pašokti, patrypti, visą tą atmosferą pajusti fantastiškai yra. Klausykit, mes susipažinome, čia buvom prisitrinę prie tokių australų. Tai irgi mūsų draugai atvažiavo, mūsų tokia palaikymo grupė, taip pat iš Amerikos, tai dūkom visą naktį, polkutės, vyrukai šokom, oi šokom, po to šitas per ožį šokinėjom visi. Na, aišku, čia mūsų toks žaidimas. Per ožį šokinėjom, tai aš ožyt buvo, tarp kitko. Nu ką čia slėp, matosi, kad mes pederastai, bet tas vis tiek neapkartina mūsų dalyvavimo šventėje. Naudodamasis progą, tarp kitko, noriu kreiptis į visų, kurie skeptiškai vertina tokias šventės, žmonių širdis galbūt pasibelsti ar kažkaip kitaip juos sužadinti. Jūs sustabarėję, sumaterialėję, pasižiūrėkit, kaip faina gyventi yra Lietuvoje. Jums, kad tik daiktai. Oi. Norėčiau paklausti užsienio svečių jų nuomonės, kaip jiems patiko čia. Excuse me, how did you like our Lithuanian song, excuse me, how did you like the radio show Lithuanian International Songs and Sport Festival? Žiūriu per televizorių, viešpačio numerį, šitas pasaulio radio show sporto ir dainų šventė. Žiūriu ir Kėta už jūs, raustu, sproksiu iš Kėtos. Tai ne iš tolo, nei kiek neprimena Rock Summer. Norėčiau pakalbinti ir mūsų svečius atvažiavusius į pasaulio radio šou sporto ir dainų šventę. Mano vienas pašnekovas ir taip jau problematiško, probleminio regiono Lietuvoje, iš rytų Lietuvos krašto, nevadinkim jo tų teisės, nevadinkim, tai tie patys lietuviai, sulenkinti lietuviai, kurie galbūt, gal 19 amžiuje ir buvo lietuviai, bet tik tai polonizacijos dėka tapo lenkais. Na ir be abejo mūsų išeiviai iš Lietuvos, Igoris atvažiavęs ne per seniausiai čia į Lietuvą, galbūt bandantis įleisti vėl savo šaknis, kažkada nukirstas senai stalinizmo eroje. Galbūt suprantate, aš Igoriui išversiu, ką vamzdės Litvė, o pono Zbigniewo paklausiu, kaip jums šventė mūsų? Dzień dobry, laba diena, brangus žiūrovikas, žurnalistas. Mūsų bendruomenė lietuvių, neminčinis apskrityje, nepanaikina, nepamiršė savo šaknų. Basanovičio, Strazdą, Žemaitis kūrybą visi atmintinai galėtų pacituoti. Aš netgi žinau tokį Anykščių Šilelio eilėraštį. Anykščių Šilelį, mano tu švarus vidželį, kur šiška nuklota, kur Lietuvos degina nenaudingą plotą. Nu ir visi vaikai pas mus mėgsta šokti, dainuoti. Aš, pavyzdžiui, moku kryžo nešiojimo varžybose tampimo aplinkiau Cidzikas. Įsimintinais 90 metais. Dainuoju visokius mėgstu liaudzės dainas, kaip šitą. Oi, dobilėlis, mirgelė. Извиняюсь, что у меня речь. Васька у меня была литовица, мама удмуртка была. Вот приехал я здесь в Литву, и пару слов я могу сказать уже. Лаба диена, и свеката. Ну, Ширди, Мана Ширди с Удмуртии. Куна, Литва, и то тоги раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Лаус. Вы выпей-то. А mes jau susidraugavomės su jau vieną širdį, vieną dušą, vieną radio šou dainų šventė. Ну ка, не пей, Вильни, gražus miestas. Ой, gražus. Спасибо вам за все, спасибо.